Pradžios knygoj, pirmame skyriuje 26 eilutė parašyta, kur Dievas sako, sukurkime žmogų pagal savo atvaizdą ir pavydalą. Bandysim panagrinėti, ką visą tai reiškia. Atvaizdą ir pavydalą, tai eina ten du žodžiai tokie, ne? Sako, pagal atvaizdą ir pavydalą. Tai reiškia, kad Dievas nori sukurti žmogų ne tik, kad būtų rankos, kojas, galva, ne viskas, tarkim, taip, kaip jisai atrodė, ne? Nu, ne į gyvūną panašus, ne? Bet jisai sukūrė norėjo sukurti panašų į save, kad atitiktų ir vidų. Visų pirma, aš visada galvodavau, kad kai Dievas sukūrė žmogų, reiškia jisai ten, kaip pasakė, sukurkim pagal atvaizdą ir pavydalą, viskas, čia kūryba ir baigėsi. Sukūrėm štai atvaizdą, štai tai pavydalas, jisai turi daryti tai, ką jisai turi daryti, sukurtas tam, kam jisai sukurtas, bet iš tikrųjų ne. Dievas formą žmogui įdavė, ar ne, atvaizdą ir pavydalą. Bet esmė tame, kad Dievas norėjo sukurti žmogaus vidų, širdį, ar ne? Iš principo žmogus nėra kompiuteris, bet visa žmogaus vidus, charakteris, ne širdis, tai yra viso gyvenimo procesas. Todėl, kai Dievas sako, sukurkime žmogų pagal atvaizdą ir pavydalą, reiškia, tai yra procesas, sukurkime, tai nebus čia ir dabar, Dievas paėmė ir sukūrė ir viskas, ir jis yra baigtas. Ne, kūryba žmogaus vidaus vyksta ir vyks per šisos 6000 metų. Dievas kūrė žmogų, ta prasme, jį tobulinam, plus dar bus 1000-metė karalystė. Ką tai reiškia, kad Dievas veda mus per vairius procesus, va čia ir yra kūryba, ir tie procesai kartais trunka 10-mečiais, 20-mečiais. Tai prasme, kad reikia žmogui viso gyvenimo, kad Dievas sukurtų tai, ką jisai nori sukurti žmoguje, ar ne? Tai yra charakteris, širdis, nuolankumas, atleidimas, ar ne? Visi šitie dvasiniai vaisiai turi užaugti jame. Ir tai nėra momentinis sukūrimas, tai yra procesas. Nekalbant dar apie tai, kad Dievas, jeigu sako, sukurkime pagal mūsų atvaizdą ir pavydalą, ne pagal save. Ką reiškia? Tai Dievas kūrė dievus, ar ne? Pats Jėzus, kai jis kalbėjo su fariziejais, pasakė, citavo iš tokią rašto vietą, sako, ar ne taip yra parašyta, kad sako, aš sukūriau dievais jūs, bet dievais tai yra parašyta iš mažosios raidės, tai yra vienareikšmiškai. Ir ta kūryba, jinai vyksta per visą gyvenimą. Reiškia, Dievas kūrė panašus į save, plus mes turim Dievo DNK, vadinkime taip. Tai vienintelis toks dalykas, kaip žmogus, Dievas kūrė pagal savo atvaizdą ir pavydalą visų pirma. Ar ne? Jis nekūrė angelų pagal savo atvaizdą, pavydalą, gyvūnų nekūrė, būtent tik žmogui yra duotas va ta funkcija tokia, tapti kaip jis, panašu jis. Bet ar žmogus taps ar ne į jį panašus, čia priklauso ne nuo Dievo, o nuo žmogaus, nes turi įsijungti žmogaus valia. Ar jis nori panašėti jį? Ar jis nori tapti koks jis, ne? Ta prasme, ar aš sutinku eiti per įvairius procesus, kur Dievas mane veda, kuris būtent ir transformuoja mano širdį pagal save, jisai daro, ne? Sako, aš išimsiu kietą širdį ir įdėsiu minkštą širdį. Ar ne? Čia yra žmogaus kūryba. Ir po to pradžios, pirmam skyriui 28 eilutė parašyta, kad Dievas palaimino ir pasakė, būkite vaisingi, dauginkitės ir pripildykit visą žemę. Visų pirma, kai jisai sako, būkite vaisingi, čia eina kalba apie, kitaip tariant, eina kalba apie vidinę kokybę žmogaus. Pirma, sako, dauginkit savo vidų, auginkit savo vidų, ne? Čia ką jis pasakė? Jis pasakė Adomui, kai jis buvo Edeno sode, ar ne? Reiškia, Dievo tikslas buvo tam, kad jie subręstų viduje, užaugtų viduje ir tik tada pradėtų daugintis. Suprantat? Esmė tame, kad jie turėjo pakankamą laiką vaikščioti su Dievu,
kad užaugti, subręsti, taip pat suprasti, kas gera, kas bloga, priimti gerą, atmesti blogą. Čia vėlgi yra didžiulis procesas gyvenime, ar ne? Augti viduje kokybę, panašėti į jį. Čia buvo procesas ir tik po to jie turėjo daugintis. Suprantat? Pas mus kai kurios religijos, žodžiu, jie labai yra kaip pasakyti, pas juos tokie mokymai ir kad čia dabar turim prisigaminti vaikų, užpildyti visą žemę ir čia Dievo yra paliepimas. Visiškai ne. Dievas pirmas sako taip, norint iš principo, netgi norint turėti vaikų, tu turi būti subrendęs viduje. Ar ne? O ne pirmą prisidaryti vaikų ir belia kaip jas auginti. Suprantate, esmė tame, kad ta kokybė, panašumas į jį, čia yra procesas ir čia yra, kaip sakyti, tai turėjo Adomas pradėti daryti, vykdyti Edeno sode. Ir kas ten parašyta, sako, jisai kiekvieną dieną Dievas ateidavo ir vaikščiodavo su juo. Reiškia, kas ten vyko? Ten vyko bendravimas. Dievas jį mokino. Nes Dievas, kaip sakyti, nekuria kompiuterių, žmogus turi subręsti, užaugti ir įgyti patirtį. Reiškia, Dievas jį mokino visko, ko įmanoma išmokinti, ar ne? Kai su Adomu vaikščioja, mokino išminties, mokino atskirti gerą nuo blogo, bet čia yra procesas. Ir kuo tu daugiau pažįsti Dievą, tuo daugiau tu sugebi atskirti gerą nuo blogo, mokintis, subręsti ir užaugti į jo atvaizdą pavidalą. Kaip reikia išmokti atpažinti tiesą? Jėzus sako, aš esu tiesa. Pažinsi Jėzų, suprasi, kur yra tiesa, kur yra melas. Taigi, va tas momentas į jo atvaizdą ir pavidalą. Ir čia yra procesas. Ir čia mes einam per visą gyvenimą, ta prasme, panašėdami į jį. Plius, kas tai yra Galatams 5:22 rašoma apie dvasinius vaisius. Esmė tame, kad kaip mes panašėjam į jį. Mes turim nešti dvasinius vaisius, ar ne? Dievas, kaip čia pasakyti, jis yra tas, kuris pažįsta ir gerą, blogą, ar ne? Nes plus, pasižiūrėkit, Domai pasakė, dabar jie yra tokie, kaip ir mes, pažįstantis gerą ir blogą. Tai reiškia, kad pas Dievą taip pat jis pažįsta gerą, pažįsta ir blogą. Dievas. Ar ne? Bet skirtumas Dievo ir Liuciferio koks yra? Liuciferis susitapatino su blogu. O pas Dievą yra visada šviesa, absoliuti meilė ir jis, kaip sakyti, viduje jis yra geras. Natūraliai, ar ne? Jis nors ir pažįsta blogą, bet jis niekada nepasirenka blogas, jis visada pasirenka teisingą kelią mylėti savo vaikus, ne? Sako, jo sostas pastatytas ant teisingumo yra. Todėl mes, ar ne, turim išmokti. Pas mus yra, kitaip tariant, pas mus yra daug viduje blogio, ar ne? Bet mes turim išmokti atmesti blogą ir priimti gerą. Ir čia yra tas procesas, kai mes esam vedini, ta prasme, kad čia yra žmogus turi pasirinkti, tapti kaip jis norėti. O kaip tai yra? Atmesti blogą ir priimti gerą. Ir korintiečiams, ta prasme, kaip tai padaryti? Matot, pats žmogus, jisai negali tapti panašus į jį visų pirma. Savo jėgo mes negalim nieko. Jėzus sako taip, aš esu alyvmedis, jūs šakelės. Jeigu jūs nebūsite įskiepyti mane, jūs be manęs negalite nieko. Netgi tiesos suprasti, kur yra melas, kur tiesa be Jėzaus, mes negalim. Suprantat, jeigu mes nevaikščiosim su juo arti kartu, ar ne? Per gyvenimą aš turiu menį. 2 Korintiečiams 3 skyrius 18 eilutė sako, mes atidengtų veidų, lyg veidrodyje regėdami viešpaties šlovę, esame keičiami ir transformuojami į Dievo atvaizdą ir pavidalą, iš vienos šlovės į kitą. Ir mus keičia į jo atvaizdą, būtent šventoji dvasia. Suprantat, va čia yra toks kaip vėlgi tokia
rašto vietą labai stipri, kuris sako, kaip mes keičiamės į jo atvaizdą pavidalą. Sako, mes tarsi atidengtų veidų, lyg veidrodį, regėdami jo šlovę, esame ir keičiami ir transformuoja į jo atvaizdą ir pavidalą. Vėlgi tas pats, kas parašyta, sako, sukurkime žmogų pagal savo atvaizdą ir pavidalą. Ir kaip tai vyksta, ar ne? Nes Dievo tikslas nėra, kad žmogus tik išsigelbėtų kaip krikščionis, ta prasme, gal išsigelbėti ir viskas susikrauna lagaminą ir į dangų. Dievo tikslas yra daug platesnis šitoje žemėje mums žmonėms, negu tik įsigelbėti. Įsigelbėti tai yra pirmas ir svarbus žingsnis. Po to turi vykti transformacija, panašėjimas į jį. Suprantat? Nes Dievas sako, sukurkime jį. Ir čia, kaip sakiau, yra procesas. Tai kaip visa ta kūryba, tas transformavimasis vyksta, ne? Ta prasme, atidengtų veidų, tarsi žiūriu į jo atvaizdą pavidalą. Ką tai reiškia? Tai yra maldos kambarys. Tada, kai aš pradėjau ieškoti Dievą, kai aš pradėjau jį surasti, pradėjau regėti, girdėti jį, kai būtent jo dvasia pradėjo lietis į mane, ta prasme, kuo aš daugiau būdavau jo artume, suprantat, tuo labiau šventoji dvasia ir keičia mane į jo atvaizdą pavidalą, kaip augindama dvasinius vaisius manyje. Aš dvasinių vaisių irgi pati negaliu užauginti, jeigu Dievas juose, ta prasme, manyje neužaugins juos. Tai yra meilė, kantrybė, susivaldymas, gerumas, ištikimybė, kantrybės ilgas turėjimas, ar ne, meilė Dievui, meilė artimui. Čia visi tie dvasiniai vaisiai, va šitie dalykai ir apibūdina mus panašius į Dievą. Be Dievo tai mes esam žiaurūs ir pikti, nesėkmingi, esam neatlaidus, egoistiški, ar ne, ir visa kita pokštė, ar ne. Ir Jėzus sako, be manęs jūs negalit nieko, jūs negalit be manęs panašėti jį. O Dievas sako, sukurkime jį. Ta prasme, Dievas apsiema va tą procesą vesti mus per šitą žemę ir kurti mumise šitą atvaizdą pavidalą, bet tik tuo atveju, jeigu aš pasiduodu tai kūrybai. Kitaip tariant, Dievas per prievartą manęs nekurs. Dievas niekada per prievartą nieko nedar, aš turiu daryti sprendimą, eiti maldos kambarį, būti jo artume. Ir būtent tas artumas, tarsi aš įeinu į Dievo artumą ir žiūriu jo veidą. Ir tada, kai Dievas atspindi į mane savo šlovę, būtent ant gamtinė šlovė, šventosios dvasios pagalba ir keičia, daro tą gamtinį darbą mano viduje, transformuoja į jo atvaizdą pavidalą, kaip augindama dvasinius vaisius. Aš pradedu būti kanteresnė. Mokinuosi mylėti, bet ta prasme ir plus tai yra dvasinis vaisius, kuris augina mane šventoji dvasia. Aš pradedu suprasti, kad aš kuo daugiau būnu jo artume, tuo aš daugiau pradedu mylėti žmonės ir gyventi iš tos pasiaukojančios meilės Dievui, bet tai ateina per laiką, per brandą. Suprantat, anksčiau aš tarnavau Dievui, todėl kad aš privalau tarnauti, nors aš Dievo nepažinojau. Bet aš, kai pradėjau pažinti jį, aš pradėjau tarnauti jam iš meilės jam ir jo žmonėm, nes kas yra didžiausias Dievo turtas, tai yra žmogus, tai yra ne žemė. Nors žemė ir kūrinyje yra iš principo visą, ką Dievas sukūrė, jam yra brangu, bet pats turtas brangiausias, tai yra žmogus. Suprantat? Ir esmė kame, kad va tas procesas, kurį žmogų jis nori susigrąžinti pas save, ne tik, kad išgelbėti ir susigrąžinti, bet taip pat ir transformuoti, sukurti į save panašų. Suprantat? Dievas nesukūrė žmogaus tiesiog tam, kad sukurt, patalpinti šitą žemę, kad mes čia prisikentėtumėm ir po to miršti be kažkokio tikslo, be vizijos. Ta prasme, kam? Dievas niekada nekūrė nieko be tikslo, niekada nieko be tikslo jis nekūrė. Ir jeigu pasižiūrėt, kodėl mes esam šitoje žemėje, ir čia yra viena iš nedidelio puzlės detalių, kurią mes turim suprasti, kad turi vykti pasikeitimas mūsų viduje. Prieš tai, kol mes išeisim iš šito žemės ir grįšim į dangų namo. Ir įdomiai ta kūryba vyksta 6000 metų
žmogaus kūrybą, ar ne? Ir įdomiai, netgi per šitos 6000 metų, įdomiai kaip netgi transformavosi pats žmogus, vadinkim taip, ar ne? Nu, pavyzdžiui, buvo tie tamsieji viduramžiai, ne? Buvo tie visokie vergystės laikai, kur žmogaus netgi protė buvo normalu, kad gali būti vergai, ta prasme, jie čia mums gali tarnauti, visą kitą, netgi toks momentas būdavo krikščionis, kurie ne visur būdavo tie vergai. Bet kai atvesdavo tos juodaodžius, ar į Europą, kur aš dabar nepamenu, kur eidavo krikščionis pasižiūrėti narvuose tų žmonių, kurie sėdi, jie yra kaip tokie, žiūrėdavo kaip į beždžionės kažkoks. Ta prasme, supratimas tas žmogaus supratimas, dabar paimkim, tarkim, mūsų supratimą, ne, kaip mes keistai žiūrim į tokias vergystės, ne? Tai mums šokas, trauma ir kaip tai be gali būti vergystės, bet kažkada gyvena žmonės vergystė, ne, kažkada buvo pardavinėjami žmonės, aš nesakau, kad dabar nėra pardavinėjami, dabar vergystė visai kitokia yra. Bet esmė tame, kad žmonių netgi mąstymas keičiasi tūkstantmečiais. Dabar kokie žmonės gyvena ir kaip ir koks jų mąstymas yra, ar ne? Ir kaip brandino Dievas bažnyčią per visus tuos 6000 metų, kaip brandino. Ir kiek dabar yra atpalaiduota apreiškimų, kiek atverta, nes Biblija irgi rašo, sako, kai kurie apreiškimai bus atverti tik laikų pabaigoje, kur mes dabar ir gyvename, ir kokio lygio apreiškimai yra atverti. Ir ta prasme, ir kaip tie, kurie ieško Dievo, jie valgo tos apreiškimus ir jie eina į tuos apreiškimus, į naujus apreiškimus, tai, kas yra atverta. Ir ta prasme, kiekvienas apreiškimas jis duoda žmogui brandą pažinti vis daugiau ir daugiau Dievo. Suprantat, jis duoda brandą. Netgi imkim tuos laikus, kai buvo persekiajimas didžiulis, ne bažnyčios, kaip buvo tas katalikybės laikotarpis didelis, ten apreiškimo knygoje šitai laikų bažnyčiai Dievas sako, iš tavęs aš daug nereikalauju, tik tais išlaikyk tai, ką turi, va tą tikėjimą išlaikyk. Šiai dienai Dievas mums duoda be galo daug apreiškimų. Ir išlaisvintas toks lygis, reikia išmokti susirasti internete žmonių, kurie iš tikrųjų turi mokytojo dovaną ir moka atverti tai, kas yra Biblijoje parašyta. Ir esmė tame, kad branda ir yra tas panašėjimas į jį. Kai tavyje tu esi pakankamai subrendęs gauti apreiškimus daug, transformuotis į jį jo artume, auginti dvasinius vaisius ir tuo mes panašėjam į jį. Suprantat? Iš principo čia yra be galo tokia labai labai gili tema, šitas panašėjimas į jį. Suprantat, čia yra, aš 10 metų suinvestavau į apreiškimus, į Dievo artumą, į suvokimą ir pažinimą, koks yra mano tikslas ir iš vis ką aš čia darau šitoj žemėje. Man užtruko gerą 10 metį. Ir esmė tame, kad, sako, sukurkim palei atvaizdą ir pavydalą. Tai reiškia, mes turim būti panašus ne tik išorę, nes angelai irgi turi tą pačią išorę, bet mes turim galimybę tapti toks kaip jis. O koks jis yra? Dar pasižiūrėkime tokį momentą, koks yra Dievas, ar ne? Pasižiūrėkim visas, ta prasme, pas jį yra visa valdžia. Jis yra tas, kuris valdantis, ar ne? Plius, pavyzdžiui, Jėzus sako, žiūrėkite į mane, aš esu nuolankus ir nuolankio širdies. Tai reiškia, jeigu mes panašėjam į Jėzų, ką mes turime mokintis? Nuolankumo, ar ne, kad panašėti jį. Nes danguje yra kitokie, kaip sakyti, vertybiniai prioritetai, va tokie, kad pas mus vertė yra kokia, jeigu tu turi daug babkių, tu turi gražią, brangią mašiną, stovi, ta prasme, dirbė kažkokiam aukštam postė, tu čia tipo jau kažkas yra. O danguje yra vertinama kas?
nuolankumas, kuo esi didesnis tarnas, tuo tu esi aukštesniam, kaip pasakyti, turi aukštesnę valdžią ir aukštesnį postą. Būtent, kaip Jėzus pasakė, jeigu būsi pats mažiausias, tai danguje būsi pats didžiausias. Prisimint, kai mokiniai ten ginčijosi, kas čia iš mūsų didžiausias, sako, tapkite kaip šitie vaikai. Tai esmė tame, jeigu mes norim panašėti į Jėzų, nes Jėzus irgi ateina su visa valdžia, ar ne, o jeigu mes norim panašėti į jį, tai turim žiūrėti, koks jisai yra, ne. Sako, žiūrėkite mane, tai reiškia, kad aš turiu išmokti nuolankumo, ar ne, bet čia yra be galo didžiulė mokykla. Vėlgi, turiu išmokti mylėti, nes Jėzus siuntė savo sūnų, kaip, ar ne, tam, kad mirtų už mus ir per jauką mes išsigelbėtum. Čia irgi be galo didžiulis meilės įrodymas. Jeigu norim panašėti į jį, Dievas, ta prasme, kūrė panašių save, kad, ta prasme, atiduoti tą egoizmą, viskas man, viskas dėl manęs, ne? Atiduoti tą egoizmą ir išmokti mylėti, atiduoti save, ta prasme, visų tų dalykų, žiūrint į Dievą ir žiūrėti, koks jisai šventas, ne, iš kitos pusės. O kaip aš tada turiu išmokti šventumą? Vėlgi čia įsijungia vėl ta pati rašto vieta 2 Korintiečiams 3:18, kad sako, atidink tu veidu, žiūrėkite į mane, kuo tu arčiau žiūrėsi mane, ta šlovėtas atspindys, jis pradės atsispindėti tavyje ir tu pradės panašėti mane, lygiai taip pat kaip ir Mozė lipo į kalną, ar ne, jisai regėjo šlovę, jisai pradės spindėti, kuom spindėti? Jo atvaizdu pradės spindėti, jo šviesa, kas tai yra? Tai yra dvasiniai vaisiai. Meilė, kantrybė, ištikimybė. Ta prasme, kad žmogus ateina iš žemę pilnas egoizmo ir nuodėmės. Dievo tikslas yra, kad ta nuodėmė per Jėzaus auką, per jo kraują, būnant jo artume, žiūrint į jo veidą, kaip į veidrodį, suprantat, ir transformuotis. Tai prasme, kad ta nuodėmė būtų sunaikinta ir pradėtų atsispindėti jo atvaizdas ir pavidalas mumyse. Suprantat? Ir mūsų tikslas nėra bėgti iš tos žemės kuo greičiau, bet kiek dar yra laiko transformuotis į jo atvaizdą ir pavidalą. Suprantas, keičiantis. Ir mes patys be jo negalim keistis. Ir aš, pavyzdžiui, netgi negaliu pamatyti savo blogų savybių, savo problemų, nes kartais tokie dalykai yra užslėpti viduje, kur sakiau, Dieve, tu atverk, tu man parodyk man save, tu keisk, aš negaliu. Ir kartais įsijada per tokius procesus, kur po to praeini, Dievas veda per tas tokias tamsias tavo sielas, būsnes tokias, kur tu pradedi matyti savo purvą, savo nešvarą, savo egoizmą ir panašiai. Čia yra procesas toksai. Ir šitas procesas šitoj žemėje mūsų nesibaigs. Ir aš galvoju, čia yra be galo didžiulis procesas, mes kai grįšim į dangų, šitas procesas tęsis toliau. Suprantat, nes panašėti į jį, ta prasme, kad Dievo tikslas yra sukurti dievus panašius į save. Suprantat, bet čia reikia labai teisingai suprasti, dievai iš mažosios raidės. Be dievų jis negali sukurti, ta prasme, nes tai ne kompiuteris yra. Žmogus pats turi išmokti įjungti savo meilę, ar aš noriu mylėti ar ne. Čia jau prasideda transformacija. Ar aš noriu keistis ar ne, va čia žmogus deda savo pajėgas, savo valią įjungia. Taigi va ta transformacija tęsis toliau. Ir jisai nori sukurti toks kaip jis. Nes, pavyzdžiui, Liuciferis buvo jisai sukurtas tobulas, o Dievas nekūrė žmogaus tobulo. Suprantat? Nes Liuciferis, kadangi jisai buvo tobulas, kuom jisai tapo? Jisai tapo demonu. Jis tapo pačia tamsiausiame asmenybė. Suprantate, tarp visų kūrinių jo. Bet kai ta prasme, kad Liuciferis iš pačios šviesiausios šviesos, kur gyveno su tėvu danguje, ar ne, perėjo į absoliučią tamsą. Mūsų tikslas yra iš tamsos
pereiti į šviesą per Jėzaus auką, per Jėzaus kraują. Apvalant ir transformuojantis į jo veidą, į jo pavydalą, būtent gyvenant jo šlovėjai, einant į maldos kambarį. Šventosios dvasios pagalba, kuri plius ir augina dvasinius vaisius mumise, taip mes panašėjam į jo atvaizdą ir pavydalą. Ir tada, kai jau mes pradedam panašyti į jo atvaizdą pavydalą, Dievas sako, dabar jau dauginkitės. Suprantat? Tada jau tu ir kitiems žmonėms liūdiji ir pasakoji ir kalbi, ta prasme, ir Dievas, ta prasme, daugina tavo įtaką žmonėm. Dievo karalystė va šitaip daugina. Suprantat, nes, pavyzdžiui, netgi aš skaitau, vienas toks iš garsiausių Jėzaus pamokslų yra, kai jis nieko nekalbėjo. Tada, kai, nepamenu, kaip toksai mažo ūgio žmogus, kur Jėzus ėjo su minia gatve, ar ne? Ir vienas mažas žmogus buvo įlipęs į medį, kad jį pamatytų, sako, dabar aš pas tavęs vakarieniausiu, jis nuėjo ir jis tylėjo, nieko nesakė, bet Jėzus, kai atėjo su visa karalystė, atmosfera, šitas, jis buvo muitininkas, nepamenu, ar matas, dabar aš nepamenu, muitininkas jisai buvo. Ir jo ta atmosfera Jėzaus tiek palėtė, jis ne vieną, nepaminėta, kai jisai kalbėjo. Jis tiesiog atsisėdo ten su visais tais mokiniais, o jisai tiek atgailavo, sako, viską, ką aš pavogiu, atiduodu keturgubai, ar ne? Ta prasme, ten buvo tokio lygio atgaila, ta prasme, ir va taip Jėzus ateina su savo karalystė, ne? Ir ne vieną žodžią nekalbės, o žmogus jau atgailauja, jau lenkės prieš jį, sako, viskas, aš noriu kitokio gyvenimo. Ir lygiai taip pat, kai Dievas nori transformuoti mumyse į jo atvaizdą pavydalą. Ir jis nori, kad mes būtumėm tie, kurie nešam šviesą jo karalystę, ne savo kūniškumą, kurie žmonės, ta prasme, matos tie, kurie stoja ant scenos, ne tie, kurie kalba, jie yra tušti, jie dievų nesipildė, jie nesitransformavusi, jo atvaizdą pavydalą, neleido šventoji dvasiai dirbti. Suprantat, todėl jie tušti tokie ir jie negali nieko duoti, bet sako, bet mes, jeigu transformuojamės, keičiamės, pasiduodam tai transformacijai ir Dievo kūrybai, kad jis kurtų mumise atvaizdą pavydalą, tada jau esi pilnas Dievo pagal savo tikėjimo saiką, tu eini gali duoti kitiems ir kiti jau gali pradėti matyti Dievą tavyje. Suprantat? Ir va čia jau yra, kas sako, jau ne tik neškit vaisius, bet jau tada ir dauginkitės. Suprantat, va čia va toks turėtų būti procesas. Ir aš spėju, kad mes amžinybėj šitas procesas tęsis. Bet įdomi, kame yra toksai dar momentas, kad danguje ten bus visiškai kitoks procesas. Įsivaizduokit, dabar mes turim galimybę. Būna tamsoj, įjungiant savo valią, sakant, taip, Dieve, aš noriu keistis, daryti sprendimus visokius, kurie veda į pasikeitimą, ar ne, netgi daryti sprendimai į maldos kambarį. Šito danguje nebebus, nes nebebus tamsos. Bet čia yra pats toks koncentruotas mokinimasis, kur daug tamsos, daug pasipriešinimo, kur daug reikia dėti energijos, daug jėgų, ar ne, nueiti maldos kambarį, daryti sprendimus kažkokius, ar ne, atmesti ten kažkokius pavydą, atmesti tingėjimą kažkokį, atmesti, ne, pasipiktinimą, dar kažką, čia ta mokykla tokia yra. Ir danguje mes eisim per kitokį procesą, bet mes toliau pažinsim jį, toliau transformuosimės į jį, ten bus jau galimybė matyti jį ne taip kaip dabar, ar ne, žiūrėti jį, transformuotis, jį keistis, nes žmogus įdomiai yra sukurtas taip, ką jisai žiūri ir tą jisai keičiasi. Jeigu aš pastoju žiūrėčiau filmus, siaubo filmus, kur žudo, kur, ta prasme, smurtas ir tu viduje pradedi keistis, tu pastoju matai, tada jau tu, ta prasme, ką tu žiūri, tu pradedi transformuotis, tai supranta. Ir tada mes danguje, kai žiūrėsim į jį, mes matysim, koks jis realus yra, ne? Ir mes kaip jo vaikai toliau tęsim šitą darbą. Keisimės į jo atvaizdą ir pavydalą. Tai tiek.